įspūdžiai tai aišku geriausi. Labai pasilgau panų ir trenerių ir viskas pas mane skaityk, aš nebuvau 2 metus rinktiniai ir dabar viskas pasikeitė ir pagrindinis treneris ir skaityk valdžia. Tai nežinau, pradžiai keista, nauji deriniai ir yra ką išmokti nemažai, bet nežinau, su trenerių pagalba stengiuosi ir tikiuosi viskas labai greitai ateis. Ne, atsakomybė visada yra dėl to, kad žaidži už Lietuvą, bet kad slėgtų, ne, stengsiuosi, nežinau, žaisti savo žaidimą, stengsiuosi, nežinau, parodyti, ką ir moku, nieko naujo neišrasiu. Manau, čia visi sako, kad oi, čia Azerbaidžanas bus, nežinau, lengva, bet aš manau, kad tikrai nereikia jų nuvertinti, tikrai turi geras žaidėjas. Ir mes pačios tikrai susikaupsim ir tikrai nenuvertinsim ir tikrai nėra, kad ruošiamės iš karto Lenkijai. Pradžiai tikrai turim įveikti šitą komandą ir paskui tik tai. Sirgaliai tai visada labai svarbu, kaip 6 žaidėjas, kaip sako, tai labai laukiam visų palaikyti mus ir tikrai parodysim gerą kovą. Mes už Lietuvą!